Sveiki, mėlyjei, su jumis vėl aš, Arūnas Milašius, Verslo požiūrio redaktorius ir kalbėsime apie politiką Marijos žemėje, tiesioginė prasme. Ko ūkininkams tikėtis iš naujos valdžios? Ir būtent, kas ateis į žemės ūkio ministrą, turbūt šito atsakymo mes šiandien dar neturėsime, tačiau valdančiųjų programa kaip ir aiški. Socialdemokratai laimėjo, jų žemės ūkio rinkiminės programos dalis nėra labai išsami, tarkime taip. Kas keisis, negaliu labai aiškiai įvardinti, nors pabandžiau perskaityti. Praeitą kadenciją parodė, kad nuo politikos priklauso labai daug. Tai gali baigtis didžiulių traktorių maršų į Vilnių ir diskomfortų valdantiesiems. Kas bus šį politinį sezoną, pamatysime. Su mumis Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas. Labą dieną. Labą dieną. Ir Mindaugas Maciulevičius, lietuviško ūkio kokybės vadovas, žmogus, kuris prisidėjo prie dabartinių valdančiųjų žemės ūkio politikos programos rašymo. Ar taip, Mindaugai? Taip. Aš Lietuvos socialdemokratų partijos žemės ūkio komiteto pirmininkas. Ir ką reikėtų žinoti ūkininkams, kurie žiūri televizorių ir laukia ministro ir galvoja, kas dabar bus? Tai turbūt visi laukiam to ministro ir kas dabar bus, bet jeigu kalbam apie programą, tai iš tiesų čia turbūt labai viskas aišku. Tikrai turime ambicingą programą ir kadangi čia tikrai tie rinkimai akivaizdu, kad yra laimėti ir aš labai tikiuosi, kad mūsų programa ir bus pagrindas bendrai vyriausybės programai ir prie jos bus taikomos ten, sakysim, potencialių koalicijos partnerių programos. Nors tiesą pasakius, peržvelgius visas, labai daug panašumų, kažkokių kategoriškų skirtumų nelabai ir yra ten, kas liečia žemės ūkio tematiką. Tai tiek ir su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tiek ir su valstiečių, žaliųjų, tiek ir teko pasižiūrėti liberalų, jeigu galimai, ar ten kitas partijas, tai plius minus yra labai daug panašių teiginių ir labai panašių tezių. Tai aš netgi taip kažkaip bandyčiau spėliot, kad gal dievulis duotų ir būtų toks bendras konsensusas bendrai tarp visų frakcijų, ne tik pozicijos ir opozicijos, bet bendrai visų ir būtų pasiektas. Tai jeigu pasižiūrėti iš mūsų programos, tai mūsų pagrindinis kertinis tas argumentas, tai mes tikrai norim paversti žemės ūkį, visą maisto pramonę, visą grandinę į dar ženkliau prie bendrojo vidaus produkto prisidedantį sektorių. Tai kalbam apie bendrą bioekonomikos strategiją, kad per valstybės plėtros banką, kurį tikrai turime didelę ambiciją, čia lygiai taip pat yra jo ekscelencijos Gitano Nausėdos ambicija, kad pradėtų kredituoti tiek ir perdirbimo verslus, tiek ir pačius ūkininkus, pati valstybė, turėdama savo finansinę instituciją, kad jos paskolų nukreipti tikrai ženklę dalį, didelę dalį būtent į šitą sektorių. Ir kalbame ne tik apie tradicinę pramonę, kuriai irgi lygiai taip pat reikia investicijų. Maisto pramonė, jūs patys žinot, šio laikotarpio faktiškai jokių investicijų nesulaukė, nes jinai kaip podukra buvo. Eiminas ekonomikos ministerija nelabai finansavo, o Žemės ūkio ministerija visai lėšų neturėjo, tai ten tik tai keletą tokių smulkesnių projektų. Mes labai aiškiai pasisakom už kooperatyvų plėtrą ir būtent pridėtinės vertės kūrime, kad atsirastų tų daugiau pažangių projektų kaip ir Pienas LT. Čia ne kartą buvo diskutuota ir šitoje studijoje ir apie giluminį grūdų perdirbimą ir giluminį, ten sakysim, baltymų žirnių perdirbimą. Tai akivaizdu vėlgi, kad tie projektai neįvyksta, tai yra trūkstama prieigos prie finansų. Šiaip bendrai sektorių pasižiūrėjus visi sako tą patį, labai sunku gauti finansavimą, tai mes šitą kaip ir dalį sprendžiam ir skatinsime bendrai visus, kad paskatinti tas investicijas, nelaukiant kažkokių tai grantų, kurie būna santykinai retai ir negarantija, kad tu įgausi, o su lengvatiniam paskolom, kurios leisnose ES normose, tai plius minus Euriboro ribose, būtų ta paskata, kuri palengvintų ir kad projektas būtų įgyvendinamas. Tai tokių pavyzdžių matome visoje vakarų Europoje ir pats laikas tą padaryti Lietuvoje,
kad tos investicijos būtent į tranziciją, į tą labiau žalesnį, labiau technologiškai pažangesnį žemės ūkį, labiau precizinį, labiau tikslų, tuo pačiu perdirbimą į aukštą pridėtinę vertę kūrenčią, kad jinai atsirastų. Tai kitas dalykas, turbūt labai svarbu, tai yra rizikos visas valdymas, tai čia tikrai ir pačios priemonės, ir pačių fondų perdraudimas, draudimo perdraudimas, tikrai apie tai kalbėsime. Pats matymas, sakysim, grubiai šnekant, net ir padėjimas pagalba ūkininkam, kad ir daugiau tų meteorologinių stotelių ir kitų, kad galėtumėm preciziškiau pasižiūrėti, kur yra bėdos ir kaip jas reaguoti, kad galėtumėm reaguoti savo laiku. Administracinės naštos mažinimas, tai čia turbūt visi kalbame apie tą, tai mes tikrai įsipareigojame toliau žengti tuo keliu, ką ir dabar daro dabartinis ministras, jo labiau ir patys esame įsijungę aktyviai į tą ieškojimą tų problemų, kur tikrai yra pakankamai daug prikurta dirbtinų kliūčių iš biurokratų, tiek ir nacionalinė mokėjimo agentūrai, tiek ir Ekoagros, tiek ir augalų apsaugos tarnybai, tiek ir visuose kitose. Lygiai taip pat kalbame apie tikrai kartų kaitą kaime, jie parama jauniesiam ūkininkam, parama smulkiam vidutiniam ūkiam, tai toliau tęsim ir dar ambicingiau norėtųsi padėti, būtent, kad jie prisitaikytų prie šito. Pats pagrindinis turbūt vėlgi dalykas tai yra, kad mes, man turbūt akcentuoti norėčiau, kad pagaliau tą žemės ūkį mes naudotumėm kaip tokį didžiuotumėmės ir tikrai ženklę ekonomikos dalį kūrentį, ekonomikos dalį kūrenčią sektorių. Šiai dienai dabar yra kiek 7% plus kokie 6%, bendras perdirbimas plius žemės ūkis, tai potencialo tikrai yra kur kas daugiau ir augti daugiau. Ir tai yra tuo pačiu labai didelis prisidėjimas prie biudžeto, būtent surinkimo, kur kalbam, kad į ateitį tų ambicijų ir kitose programose yra pakankamai daug. Tai yra vienas iš šaltinių, kad augantis žemės ūkio perdirbimas, eksportas ir grąža iš čia į biudžetą padėtų ir kitoms sritim. Ir kad visuomeniai baigtumėm tą susiskaldimą, kur ūkininkus bando piešti kaip tam tikrą prasme išlaikytinius, o ūkininkai iš tiesų yra tikrai daug duodantis visuomeniai, tiek ir maitinantis visuomenę, tiek ir, kaip pasakyti, kuriantis ekonominę naudą. Ir aišku, mano atveju dar man labai svarbu yra tas trumpųjų grandinių, tai čia buvo klaidų padaryta, mes matome kelią, kaip tą padaryti teisingai ir kad kuo daugiau švietimo įstaigų, kuo daugiau viešųjų įstaigų pirktų mūsų vietinius užaugintus produktus. Čia reikia šiek tiek pakoreguoti ir, sakysime, įstatyminę bazę, kad atsirastų prievolė vis dėlto, nes kol kas yra tik tai rekomendacinio pobūdžio. Kitas dalykas - investuoti į pačius ūkius, kad jų atsirastų šiek tiek daugiau negu kad dabar yra ir atsirastų asortimentas ir nebūtų tokios dirbtinai išpūstos kainos, kaip jos kartais gali pasirodyti dabar. Pone Maciulevičiau, turiu vieną klausimą, labai konkretų. Jūsų programoje parašyta deklaratyvi frazė. Iškovosime tiesioginių išmokų suvienodinimą žemdirbių ES lygių ir jų teisingą paskirstimą šalies viduje smulkių ir vidutinių ūkių bei jaunųjų ūkininkų naudai. Dėl išmokų suvienodinimo mes jau kariaujam dešimtmečius. Kaip jūs tai padarysit? Nes jūs tai labai konkrečiai įsipareigojat. Kur jūsų slaptas ginklas? Šitoj vietoje jūs pats žinot, kad jau artėja naujas finansinis laikotarpis, artėja nauja bendroji žemės ūkio politika. Dabar girdime vėlgi įvairių nuogąstavimų ir apie finansavimą, kokio dydžio tas finansavimas bus žemės ūkius bendrai Europos kontekste skiriamas. Ir tai yra turbūt mums pats svarbiausias dalykas, ką žemdirbiai visada sako, kad ne pačios išmokos dydėja, bet kad būtų vienodos konkurencinės sąlygos. Tai ta prasme, jeigu išlaikytumėm tokį dydį, o kitiems šiek tiek sumažėtų, tai irgi yra jau tam tikra prasme pasiekimas. Faktas, kad mūsų dabar tiek ir darbo užmokestis, tiek ir žemės kaina, tiek ir kiti rodikliai jau gerokai yra pažengę į priekį ir mes tikrai turėtumėm visus ekonominius argumentus, kuo galėtumėm remti, kad mūsų savikainos yra kur kas didesnės negu kad bando teikti Europos komisija. Kitas dalykas, turėkime omenyje, tas didelis dramblys kambaryje Ignalinos uždarimo
fondas, jau jisai šioje finansinėje perspektyvoje jo tikrai nebus kaip galvos skausmo arba bus minimaliai. Tai tikrai atsiras didesnis toks postūmis ir galimybė žemės ūkį finansuoti daugiau, nes jūs paminat, ne kartą diskutavom, kad bendro voko kontekste atsirasdavo dar didelės lėšos ir Europos komisijos pareigūnai dažnai sakydavo, kad čia jums santykinai per daug biudžete bus Europos komisijos paramos. Tai aš manyčiau, pats pagrindinis dalykas yra dabar labai aktyviai dirbti, nes jau dabar reikia pradėti dirbti ir daryti tuos namų darbus. Tai čia mes esam ne vieni su Latviais, Estais, kurie esam visi faktiškai vienoje valtyje ir lygiai identiškai tokioj pačioj situacijai. Mūsų labai stiprus argumentas yra tas, kad jau mūsų darbo užmokestis ir visi kiti kaštai yra jau gerokai peržengę, sakysim, rytų Europos šalių. Jo labiau turbūt jau labai visai netoli būtumėm ir tos Skandinavijos lygio. Tai šitoje vietoje tai ir yra pagrindiniai akcentai, kad ta savikaina ir tas saugos tinklas, ką turėtų daryti tiesioginės išmokos, jos jau nebeatlieka tos funkcijos. Už viešasias paslaugas ūkininkai, kurie steigia visuomeniai, turi būti atlyginima teisingai. Tai čia ne vien mūsų dėrybinės, jau pat žinot visą mechanizmą, prasidės dėrybos ir ne tik ministrų lygmenyje, dėrybos bus ir Europos parlamente, patį paskutinį žodį vis tiek tarps vadovai, priimdami ten tą bendrą biudžetą ir paskirstimą jame. Bet tikrai turime visus šansus šiuo periodu pagaliau tą neteisybę pabaigti. Pone Macijauskai, jūs siejamas su dabar valdančiaisiais, su konservatoriais. Kaip jums atrodo naujai valdžia atėjusių jėgų žemės ūkio įsipareigojimai, programos? Tai kažkas naujo, gali būti lūžis Lietuvoje? Tai iš tikrųjų labai tikimės, kad naujasis žemės ūkio ministras, nesvarbu kokios partijos jis bus deleguotas, tęstų dabar Kazio Starkevičiaus dabartinio žemės ūkio ministro darbus. Reikia, turbūt nėra Lietuvoje ūkininkų, kurie abejotų, kad Kazys Starkevičius yra vienas iš geriausių žemės ūkio ministro visų laikų, nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ir praėjusią 8-12 metų kadenciją ir štai dabar. Aišku, labai gaila, kad ne visą kadenciją turėjo progą dirbti, dirbo ekonomikos komitete, ten irgi turėjo daug iššūkių, bet tapęs žemės ūkio ministru tikrai jau per tą trumpą laiką padarė labai daug darbų ir toliau daro ir naujam žemės ūkio ministrui, reikia pripažinti, nebus lengva išlaikyti šitą užduotą Starkevičiaus tempą, bet mes tikimės, kad bus deleguotas kompetitingas žmogus turintis pakankamą politinį svorį, nes reikia pabrėžti, kad neužtenka, kad žemės ūkio ministras išmanytų labai gerai žemės ūkį. Labai svarbu, kad žemės ūkio ministras taip pat ir būtų įtakingas politikas, sunkiasvoris politikas, taip sakykime, kuris turėtų pakankamą įtaką tiek vyriausybėje, tiek ir Seime, kad galėtų savo idėjas įgyvendinti. O pokyčių mums tikrai reikia. Jeigu dabar Kazys Starkevičius labiausiai yra susikoncentravęs į biurokratinės naštos mažinimą, tarp kitko, dėl ko ir kilo ūkininkų protestai. Daugiausiai ūkininkų protestai kilo ne dėl kažkokių tai tiesioginių išmokų, europinių pinigų ar dar kažkokių ten paramų dalykų, bet protestas kilo nebeapsikentus biurokratinės naštos. Iš esmės, tai didžiąją dalį sudarė. Tai dabar ministerija tikrai daug daro ir naujas ministras toliau privalės tęsti šitos pokyčius ir šitos gerus darbus mažinant biurokratinę naštą, bet taip pat mums reikia ir tam tikro proveržio. Mes jau daug metų, nuo 2018 metų kalbam apie žemės ūkio skaitmenizavimą, prisitaikymą prie naujų reikalavimų, bet ne tokiu primityviu būdu, koks čia mums bandomas primesti iš Europos, kad štai nedirbkit dalį savo žemės ir taip sumažinsim taršą. Tai čia yra 19 amžius. Tokia sistema buvo Bona Sforza pasiūlus. Aišku, tada viduramžiais tai pakėlė produktyvumą, kai paliko iš 3 laukų vieną lauką pūdymui. Bet tai netinka šiais laikais, kai yra pasaulyje maisto trūkumas. Tai reikia vystyti skaitmenizavimą ir tokiu būdu pereiti į tą
žiedinę ekonomiką, žalią ekonomiką, bet turi būti šūkis toks, kad mes su mažiau padarysim daugiau. O ne taip, kaip mažinkit produkciją, išpjaukit karves ir tada pasaulis bus laimingas ir nebeliks taršos. Tai visiška nesąmonė. O kai skaitot programas, laimėjusių partijų aš turiu omeny, yra kažkas naujo tokio, kas kabintų, sakytų, visai nieko. Ar visgi tai, tarkim, taip, tęstinumas? Tai tam tikrų elementų be abejonės galima rasti kiekvienoje programoje. Na, aišku, skirtinė yra Nemuno aušros programa, kuris susideda iš 2 sakinių žemės ūkio srityje. Nes ponas Žemaitaitis yra pareiškęs, kad jam nereikia jokių programų ir taip žino, ką daryti ir ko reikia žemdirbiam. Tai galbūt taip ir yra. Bet kiekvienos partijos programų yra tam tikrų elementų, bet iš tikrųjų, gilintis į partijų programas, yra toks susėmimas labai nedėkingas, nes tos partijų programos galų gale yra padedamos į šoną ir sukuriama vyriausybės programa. Ir vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų planas. Ir dažnai vyriausybės programa labai skiriasi nuo partijos programų, todėl kad jau Lietuvoje senokai viena partija turėjo galimybę sudaryti vyriausybę, paprastai tai būna koalicinės vyriausybės, kurias sudaro 2, 3, gal net 4 partijos, todėl ten yra, vyriausybės programa yra kompromisas. Ir štai, kai jau mes turėsim vyriausybės programą, tada ją galėsim vertinti. O mūsų lūkesčiai, kaip sakiau, yra tolimesnis biurokratinės naštos mažinimas ir perėjimas žemės ūkio į naują lygmenį, į precizinį ūkininkavimą. Atsisakant tų fiks idėjų, kad čia išgelbėsim pasaulį per ekologinį ūkininkavimą arba per atidėtą žemę, jeigu dalį žemės nedirbsim, arba sumažinę galvijų skaičių. Turime didinti produkciją, bet tą produkciją didinti tokiu būdu, kad tas produkcijos gamybos didėjimas niekaip neįtakotų nei aplinkos, nei klimato. O kas trukdo dabar? Ūkiai stiprus, pinigų yra, metai pelningi. Įmate dar? Tai iš esmės netrukdo niekas, bet jeigu taip iš ekonominės pusės, bet iš politinės pusės žiūrint, tai trukdo, tokie bereikalingi, kvaili reikalavimai dažnai nuleidžiami iš Briuselio, bet dar dažniau prikuriami jau čia Lietuvoje. Kai turim visokių tokių ūkininkam nesuvokiamų reikalavimų, kai bandoma mūsų ūkininkavimą reguliuoti iš Vilniaus dangoraižių. Turėjome tokius metodus sovietiniais laikais, kai iš Maskvos būdavo nurodoma, kada sėti, ką sėti, kaip sėti, kada nuimti. Dabar labai Briuselis rodo panašias iniciatyvas, mums aiškino, kiek procentų pasėti tokių augalų, kiek procentų tokių, lyg tai ūkininkas pats neišmanytų, ką geriausiai galima auginti ir kas duoda geriausią rezultatą ir kas yra naudingiausia žemiai ir dirvožemiui. Tai mes patys geriausiai tą žinom ir norime, kad kuo mažiau būtų tų reikalavimų, tokių absurdiškų, sakykime, dabar šiomis dienomis aktualų mėšlo įterpimas. Taigi vėl bandoma mėšlą sureguliuoti pagal kalendorių. Bet žemės ūkis pagal kalendorių nevyksta, tai sakau, kodėl jūs paprasčiausiai nepasakot labai paprasto dalyko. Kol nėra įšalo, tol mėšlą galima skleisti ir jį aparti. Aišku, kai žemė įšals, aparti nebeįmanoma, tada nebegalima ir mėšlo skleisti. Bet ne, vis tiek bandoma išrasti kažkokią tai datą, ten lapkričio 15, 25 ar dar kažkokią. Nėra datų žemės ūkyje. Yra sveika žmogiška logika. Tai aš kviečiu politikus ir vadovautis visų pirma tą sveiką logiką, o ne kažkokiom fiks idėjom. Tai turbūt pratęsiant Aušrį, Arūnai, jeigu galima dar minutį. Labai didelė bėda yra, kai mūsų valdininkai prisiskaito NVO kažkokiam sektoriui, nevyriausybinio organizatorių sektoriui, ar ten kažkokiose Briuselio organizacijose tokių teiginių ar tokių kažkokių praktikų, kurios saugo, tausoja gamtą, bet iš tiesų mūsų mokslininkai ištyrė, mato, kad jos niekinės yra. O gal galit pavyzdžių pateikti? Priverčiam savo ūkininkus
kažkokiu ne mokslo pagrindu, bet kažkokiu idėjiniu ar vienokio ar kitokio pakraipos judėjimų, kurie net neturi teorinio pagrindo ar praktinio pagrindo tiem teiginiam. Ir labai daug tų tvarkų yra prigalvota. Tai čia šitoj vietoje faktas, kad reikia investuoti į mokslo tyrimas, faktas, kad visi sprendimai turi būti priimami su mokslininkų pagalba, bet tuo pačiu jos vertinant ne tik tai aplinkosauginę, bet ir ekonominę, socialinę vertę. Kartais būna ta priemonė, kuri pasiūlyta, jinai ekonomiškai visiškai nenaudinga ir netgi neigiama yra, tai čia tas gamtos tausojimas ekonomikos smukdymo pagrindu, tai yra kelias į niekur. Tai mes apie tai ir kalbam turbūt, ir pats pagrindinis dalykas yra vis dėlto, kad ūkininkai galėtų dirbti ir turėtų dirbti ir gaminti savo produktus. O dabar dėl skaitmenimo buvo pažymėta, tai čia reikėtų dar paminėti, tai yra tų priemonių, yra ir tyrimai, žemės tyrimai, yra mūsų daug metų atgal daryti tyrimai, kad, pavyzdžiui, toj pačioj Lanso laboratorijai, kurie dar nesuskaitmenti, o jeigu jos naudotume, mes galėtume labai aiškiai daryti tręšimo planus, kur kas daugiau taupyti trąšų, tai būtų naudinga ir ūkininkam, tai būtų naudinga ir gamtai. Tai mes kalbam apie technologinį proveržį, konsultavimo visos paslaugos. Pasižiūrėkit, kiek daug yra inovacijų, tik reikia, kad žmonės būtų konsultuojami, kaip jomis naudotis. O šiuo atveju yra vienas iš inovatyviausių ūkininkų, jis labai greitai susigaudo naujose technologijose, bet be galo daug tų smulkesnių ir vidutinių ūkių, ar ten tų pačių jaunųjų ūkininkų, jie ne visada turi laiko ir galimybę tas naujas technologijas greitai pasigauti. Tai mes kalbam, kad visą žemės ūkį reikia tempti iš to senovinio mąstymo į tą naują mąstymą. Ir čia labai teisingai jau šis pažymėjo, tai jeigu sveiko proto nėra politikai, tai lygiai taip pat. Tai aš jums pavyzdį galiu duoti dabar Ilte, ale yra padarytas tas mūsų garantijų ir paskolų fondas, yra pervadintas, sujungtas su Invega ir pervadintas į Ilte ir ale ten ūkininkam duodamos paskolos. Paaiškėja, kad ten iš vis neįmanoma paimti paskolos, nes tokia biurokratija ir tai viskas subrangė, kad joks ūkininkas ten gyvenime nieko neįmės. Ten popieriaus atrodo gražiai, bet praktiškai nenaudojama. Tai mes ir kalbam, kad privesti žemės ūkį tą praktinį lygmenį. Ir ta programa, apie ką mes kalbam, tai yra tiesiog natos. Bet natos be dirigento, kuris diriguoja visam orkestrui, tai jos yra niekas. O dirigentas būna, galbūt būna ir tokių, kad ir be natų sudiriguoti gali. Aš nenorėčiau taip aišku eksperimentuotom, bet vis dėlto priklausys ir ne tik su savo klerkais ir biurokratais, bet tuo pačiu, kaip bendradarbiavimas vyks su ta pačia finansų ministerija, su ta pačia aplinkos apsaugos ministerija, su švietimo ministerija, su inovacijų ministerija, su energetikos ministerija, be galo daug susisiekimo ministerija. Tai jūs patsgi žinot, kad iki šiol yra ta netvarka, kad jeigu žiemą važiuosi su stambiagabaričiu traktoriu, kuris daugiau negu 2,5 metro, teoriškai gausi baudą, nes negausi jokių leidimų, tam nieks neišduos leidimo su stambiagabaričiu važiuoti. Taip yra ir mes su tuo gyvenam, užmerkiam akis ir nesprendžiam. Tai laikas tokias problemas spręs ir galų gale su tom dirbtinom kliūtim ir tarp institucinio bendradarbiavimo stoka pabaigti ir rasti sprendimus, kurie iš tiesų būtų sprendimai, o ne tam kartu išlopyti skyles. Tai čia turbūt mes visi vieningi. Pone Masiulevičiau, jūs daug kartų paminėjote žodį konsultavimas. Jūsų programoje yra sakinys. Užtikrinsime konsultavimo paslaugų prieinamumą ūkininkams, ypač smulkiems, vidutiniams ir jauniems ūkininkams. Yra toks, ar ne? Mes turim Žemės ūkio rūmus, kurie valdo ne 1 milijoną eurų, tiksliau gauna ne 1 milijoną eurų ūkininkų mokymams ir konsultavimams, kur turim Žemės ūkio konsultavimo tarnybą, kur aš nežinau biudžeto, bet jis yra taip pat milijoninis. Turim daugybę kursų, kurios rengia ta pati maisto taryba. Ta prasme, mes konsultuojam non-stop už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Ir tai 10 milijonų eurų per metus. Ta prasme, dar mažai, kur yra problema? Problema yra konkrečiai kompetencijose. Tai pradžia reikia pradėti nuo to, kad kompetencija turi būti konsultuoti ir pats pagrindinis dalykas, ko reikia.
Tai dabar ateina šesdas, ateina kiti skaičiavimai. Tai kažkas turės įvedinėti ūkininkus, kaip tą daryti. Tai tie žmonės, kurie konsultuoja, turi turėti kompetenciją. Antras dalykas, jie turi turėti resursus, kaip atvažiuoti ir padaryti. Mes turim konsultavimo tarnybą, kurie šiai dienai tą funkciją atlieka ir po truputį toliau žengia, kas liečia tręšimo planus, kas liečia toks bendras kompleksas. Gali ir žemės tyrimus tuo pačiu pasiimti, tau bendrą kompleksą padaro. Tai mes apie tai šnekėkime, apie bendrą kompleksinį sprendimą, kuriame yra galbūt ir meteorologiniai stebėjimai, ir ligų prevencija, ir kiti dalykai. Mindaugai, aš ir noriu atsakymo į klausimą, ką konkrečiai darysit? Kas jūsų partijoje yra suplanuota? Nes punktas yra įrašytas. Finansiškai stiprinsim šitas konsultacinės institucijas. Kas liečia Žemės ūkio rūmus, tai ten yra vėlgi kitas dalykas, kad reikėtų čia bendrai su organizacijom visom šnekėti dėl pačios Žemės ūkio kaip rūmų tokios esmės. Nes istoriškai tai yra mums be galo brangu ir labai norėtųsi išlaikyti ir įgalinti, ir kad tas socialinis dialogas ir jų funkcija galėtų būti kur kas didesnė, pavyzdžiui, kaip Danija. Tačiau ko dabar trūksta, kad visos pagrindinės asociacijos jau nėra Žemės ūkio rūmuose. Tai pradėti nuo to, kad Žemės ūkio narių tarpe turėtų būti nacionalinio lygmens organizacijos, kad susitvarkytų tas momentas, tada galima būtų irgi lygiai taip pat kalbėti apie kažkokį tai stiprinimą. Kol to nėra, tai kalbėti apie kažkokį dar proveržį šitoje srityje turbūt labai sudėtinga ir gali taip atsitikti, kad tiesiog neliks tokio atskiro įstatymo, kaip ir kitos partijos siūlo, tiesiog visi dirbs pagal asociacijų įstatymą. Tai stiprinti finansiškai, sudaryti sąlygas ir skatinti ūkininkus, kad jie naudotųsi tomis žiniomis. Nes šiai dienai ne visi ūkininkai net ir žino, kad tokios paslaugos yra. Dabar vėlgi grįžtu prie to paties. Nors mes jums skiriam 10 milijonų eurų per metus. Aš tą pabrėžiu. Nes ne visai taip teisingai. Arūnai, reikėtų patikslinti, pavyzdžiui, konsultavimo tarnybos atžvilgiu, ten valstybinė dotacija yra tik tai keletą milijonų, galbūt ten yra projektiniai. Didžioji dalis yra pačių ūkininkų apmokamos paslaugos. Ir tai yra kelias į priekį, nes ūkininkam apsimoka, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tręšimą, tai yra kur kas pigiau gauti ir susimokėti už tręšimo plano parengimą ir nusipirkti trąšų kur kas mažiau, negu tau atlieka nemokamą tręšimo planą. Ten, sakysim, kažkoks trąšų pardavėjas, kuris, natūralu, jis norėtų parduoti daugiau trąšų ir gaunasi iš to. O kur dar organinės trąšos, kur dar visokie, sakysim, tiek ir bakterijos, tiek ir biopriedai, turim be galo daug inovacijų, kur iš tiesų ne visi agronomai yra susidūrę. Ir stiprinimas šitų funkcijų ir įdiegimas į galutinę grandį yra tas butelio kaklelis, kodėl Lietuvoje vis dar to nevyksta. Juk tiek trąšos brangsta, tiek kiti įdėjimai brangsta, tai kiekvienas sutaupytas euras yra tas pelnas ūkininko, apie ką mes ir kalbam, kad stiprinsim ir ūkio konkurencingumą. Tai čia visi susisiekiantys indai. Ir dar kartelį sakau, ne vien tik tokių valstybinių pinigų reikia sudėlioti teisingai pačią grandinę, kad įgalinti ją. Pone Maciulevičiau, noriu užfiksuoti. Jūs paminėjote, kad gali būti, jog Žemės ūkio rūmų, kaip išskirtinės organizacijos veikiančios atskiro įstatymo pagrindu gali nelikti. Tai taps tiesiog asociacija. Aš teisingai supratau? Yra politinių partijų, kurios pasisako, dėl to ir labai aišku ir labai įdomu bus sulaukti tos galutinės, kaip atrodytų galutinė programa ir kaip atrodys tas įvykęs dialogas ir koks bus sprendimas, nes, pavyzdžiui, valstiečiai žalieji labai aiškiai yra pasisakę, kad turėtų būti visos asociacijos dirbti pagal asociacijų įstatymą. Mūsų nuomonė turėtų būti sustiprinti Žemės ūkio rūmai, bet pradžiai turėtų juos grįžti visos pagrindinės Žemės ūkio organizacijos, tai turėtų būti tas, kam jie ir sukurti. Yra be galo daug pavyzdžių, ypatingai Danijos pavyzdys, tikrai iš kur išeina pagrindinės ir ambicijos, ir kaip mes sieksim tų ambicijų ir pagrindinės idėjos, tiek ir patarimai, tiek ir konsultavimo paslaugos pas juos yra vienose rankose. Tai mes irgi apie tai turėtumėm šnekėti, kad nebūtų tokių samplaikų kaip dabar. Bet čia priklausys ne tik nuo politikų, čia vis dėlto priklausys nuo pačių asociacijų, kaip jos matys ateitį. Jeigu Žemės ūkio taryba matys, kad nėra ten jokių galimybių dirbti kartu ir dirbs atskirai,
Tai, o Žemės ūkio rūmai užsispyrę vėlgi dirbs atskirai, tai ta prasme turbūt ir visi dirbs pagal tą tiesiog asociacijų įstatymą kaip ir visos. Tai čia ties to visas klausimas ir bus įspręstas. Bet mes būtumėm linkę tikėti, kad įmanoma pastiprinti visus kartu, bet turint bendrą stogą ir bendrą pamatą. Tai čia tam ir buvo kurti istoriškai Žemės ūkio rūmai. Aš čia nekalbu apie asmenybės, aš nekalbu apie dabartinę situaciją, bet visada žiūrėkime į viziją. Ir tą pačią diskusiją turbūt ne kartą ir su Aušriu turėjom, kad vis dėlto reikėtų grįžti prie to klausimo ir ne tik politinių lygmenių, bet pačių asociacijų lygmenių, kad sprendimai atsirastų. Pone Macijauskai, kaip vertintume šitą pono Maciulevičiaus išaiškinimo partijos programos ir tai, kad Žemės ūkio rūmai galbūt prarastų išskirtinį statusą? Aš nekalbu apie organizacijos naikinimą. Na tai pasižiūrėsim, kaip minėjau, kaip ta partijos programa transformuosis, kiek jos nuostatų persikels į vyriausybės programą, nes partijos programa yra partijos programa, o mums visiems Lietuvos žmonėms reikės gyventi pagal vyriausybės programą. Tai norim tikėti, kad daug tų gerų nuostatų, protingų nuostatų persikels. O kalbant apie Žemės ūkio rūmus, tai istorija buvo tokia, kad aišku, Žemės ūkio rūmai buvo atkurti ir kuriami kaip žemdirbių atstovybė, žemdirbių parlamentas. Bet to padaryti nepavyko. Rūmai išsigimė ir jie patapo tokiu ministerijos priedėlių, padalinių, kurie klusniai vykdė bet kokias politikų užgaidas ir neapsikentę žemdirbiai nutarė iš tokių rūmų pasitraukti. Mes negalim būti organizacijų, kurie visiškai neatstovauja mūsų interesų, nors lygtai tą turėtų daryti ir priešingai priima sprendimus, kurie yra žemdirbiam akivaizdžiai kenksmingi. Tai tokia buvo istorija tų rūmų. O pinigai konsultavimai vis didesni. Ar tai sprendimas, ar pradžioje gal reikia susitvarkyti struktūrą? Tai iš tikrųjų taip, pradžioje reiktų struktūrą susitvarkyti, bet konsultavimo pinigai mes seniai irgi keliam tą idėją, bet iki galo jinai nėra įgyvendinta. Iš tikrųjų būtų žymiai efektyviau, jeigu ne institucijos gautų pinigus konsultavimui, bet kiekvienas ūkininkas turėtų tam tikrą krepšelį įsigyti konsultavimo paslaugom ir pats įspręstų, į kokią instituciją kreiptis, ar į konsultavimo tarnybą, ar į asociaciją, ar dar į kažkokią organizaciją. Ir tą savo krepšelį atiduoti tiem konsultantam, kurie labiausiai atitinka jo to ūkininko poreikius. Na, sakykime, panašiai kaip ir švietimo sistemoje kiekvienas mokinys turi savo krepšelį ir netgi užklasinės veiklos krepšelį ir renkasi, į kurią įstaigą tą krepšelį nunešti. Taip ir žemdirbys turėtų turėti konsultavimo krepšelį ir pats pasirinkti pačius geriausius konsultantus. Aišku, dar būtų žymiai geriau, jeigu iš to krepšelio būtų finansuojama tik tai dalis tos konsultacijos, nes tik tai tuo atveju, jeigu žmogus pats prisideda asmeniškai bent dalinai prie paslaugos gavimo, galima tikėtis, kad jis rinksis tikrai jam reikalingą paslaugą, o ne tokius konsultavimo kursus, kaip mes juos vadiname, buterbrodinius, kur surenkami žmonės vien tam, kad uždėt varnelę ir taip sakant, įsisavint europinius ar biudžeto pinigus. Kaip suprantu, šiandien dienai problema yra ne pinigai, bet būtent normalių struktūrų ir normalios tvarkos nebuvimas. Taip, tai nebuvimas ir kompetencija. Mindaugas irgi tą paminėjo, nes kompetencijų turim tikrai ne per daug. Na, sakykime, kalbant apie tą patį žemės ūkio skaitmenizavimą, turėjom agrocheminių tyrimų laboratoriją, vis dar turim ją, kuri galėtų atlikti detalius viso Lietuvos dirvožemio tyrimus ir skaitmenizuoti dirvožemį. Po to vadovaujantis tais duomenimis būtų galima sudaryti skaitmeninius tręšimo planus, tą informaciją įkelti į išmanią techniką ir tręšti tik tai tiek, kiek reikia, ten, kur reikia ir tada, kada reikia.
Bet tai to, kad stiprintos tokias organizacijas, kažkaip valstybė yra linkus jas iš viso naikinti. Dabar ta agrocheminio tyrimų laboratorija, nežinau, ten uždarinėjama, naikinama, kas su ją ten daroma, bet tai yra tikrai didelė klaida. Tai tolstam nuo tų savo išsikeltų tikslų. Kitas pavyzdys, tas garantijų fondas buvo puikiai įstaiga, kuris suteikdavo garantijas ūkininkam, ypatingai tiems smulkesniem šeimos ūkiam, kuriem sunku gauti paskolą, sunku paruošti verslo planą ir gauti garantijas, ar turėti užstatą pakankamą tai paskolai gauti. Dideli ūkiai tai viską tvarkoja, jie gali tą padaryti. Bet ypatingai tie mažesni šeimos ūkiai tai labai naudojasi šito garantijų fondo paslaugom ir turėjo galimybę finansuotis iš kredito unijų, iš tų mažesniųjų bankų, nes didėjai tai jau seniai nebesidomi tais mažesniais ūkiais. Bet buvo neapgalvotas žingsnis vėl padarytas, sujungta Invega su to garantijų fondu ir dabar iš tikrųjų turim informacijos, labai patikimos informacijos, kad tie mažesni ūkiai nebegauna tų garantijų. Tos gavimas garantijos užtrunka mėnesiais, kas yra iš vis nelabai suprantama ir kainuoja tą garantiją tiek, kad dažnu atveju ūkininkui nebeapsimoka iš visos garantijos gauti. Tai buvo padaryta klaida. Pone Maciulevičiau, taip. Aš čia vėlgi tą ir noriu pasakyti, kad vienas yra politinė ambicija ir kas parašyta, bet antras realiai įgyvendinimas. Ir ta prasme, gražiai galima daug ko visko parašyti, bet turim praeiti nuo A iki Z, kad ta priemonė, kuri yra pasiūlyta, kad jinai tiesiog veiktų, kad jie naudotųsi žmonės. Nes dabar aš tikiu, kad ten popieriuje apie Iltę šnekėjo, kad čia bus kažkoks labai geras dalykas visiems prieiga, visiems prie finansų ir panašiai, o gavosi netgi lengviau banko paskolą yra gauti banke, negu kad Iltės garantija. Tai tokia kuriozinė situacija, jinai tiesiog galbūt ir sabotuoja tą pačią mintį, tą pačią idėją. Tai mūsų tikslas yra bendrai reabilituoti šitą ir kad iš tiesų ūkininkas žinotų, kad yra vieta, kur ateis ir kur jam padės ir labai greitai padės ir jis tas prieigas prie finansų, tą paskolėlę galės gauti ir dar ten bus saugikliai, kur jeigu netyčia atsitiktų kažkokios perturbacijos, galbūt jis ir atidėjimą galės gauti, bet tai nėra ta kilpa ant kaklo, kai kiti ūkininkai sako, kad gyvenime į bankus nežiūrėsiu. Užsienio šalyse šitos praktikos veikia kuo puikiausiai, dėl to investicijos į žemės ūkį tikrai milijardai skaičiuojamos. Mes turim rasti tuos vaistus, kaip tą padaryti Lietuvoje. Ir čia turbūt ne vien tik politikai, bet tuo pačiu bendras dialogas, ką mes labai akcentuojam kaip socialdemokratai, kad turime įtraukti visus į šitą sprendimų radimą. Tai ne politikai pasakys, kaip tas turi būti, bet kaip ir asocijuotos struktūros, kaip Aušrio, kaip visos kitos, ta pati taryba. Turim susėsti ir pasižiūrėti kiekvieną etapą ir pasiūlyti tuos sprendimus, į ką atkreipti dėmesį, kas veikia, kas neveikia, prasitestuoti, tą ex-ante vertinimą pasidaryti. Ir tada tos priemonės jos taps priemonėm tikrom, kam jos ir buvo skirtos. Tai va šito konkrečiai pripažinimo žemės ūkio asociacijų, socialinių partnerių iki šiol patys matėt labai trūko, o čia yra didžiausia pridėtinė vertė, ką ir vakarų Europos pavyzdžiai rodo, kad tik tai dialoge atsiranda sprendimai, kurie yra naudingi ūkininkam, kuriais gali naudotis. Mindaugai, klausimas dar vienas, kaip būsimam valdančiajam. Kompetencijos. Iš kur žmonės imsit? Kas jas įgyvendins? Tai tas ratas labai didelis. Ne, aš turiu omeny tarnybos, konsultavimo asociacijos, valstybinės struktūros, ne politinis lygmuo. Ne politinis lygmuo šiai dienai, ta prasme, yra pakankamai daug ekspertų ir pakankamai daug tikrai gerų specialistų, kuriem galbūt ne visada tai atlyginimai tenkina. Jūs pats nekartą kalbėjęs esat, kad tam tikrose pozicijose ne tie žmonės, kas turėtų. Tai vėl kitų problemų. Tai vėl reikia persižiūrėti visą sektorių, kad pritraukti būtent tuos žmonės, kurie ir yra
tos ryties ekspertai, nes aš tikrai norėčiau tikėti, kad agrocheminių tyrimų laboratorijai žmogus su cheminiu išsilavinimu, bet tuo pačiu nutuokiantis ir žemės ūkį, turėtų būti ir vadovas ir ją vesti pirmyn. Kitas dalykas, ta prasme, kad sudaryti paskatas ir sąlygas tam, tai čia jau politinis sprendimas, kaip ir dotacijos, kaip ir piniginiai kažkokie pervedimai, tai čia yra tiesiog viskas apsprendžiama. Bet žmonių kompetentingų Lietuvoje vis dėl to, sakyčiau, tikrai yra ir pakankamai, tiesiog įgalinkim juos ir suteikim galimybę jam parodyti save. Kiekvienam rate, kur be pažiūrėtum, yra tų talentingų ir verslininkų, yra ir talentingų valdininkų, tik tai galbūt kartais jie yra užgožti tos senosios biurokratinės mašinos ir jie neturi tokios galimybės save išreikšti ir parodyti save, parodyti savo tos rezultatus. Nauji vadybos modeliai lygiai taip pat yra svarbus. Kai kuriuose institucijose mes esame savotiškai užmygę to senojo biurokratizmo, ta prasme, tokias respublikoje, tai šitą reikia persižiūrėti. Ir aš tik priminsiu, 2012 metų, tai jūs prisiminkit, su verslu irgi būdavo problemų, tai eiminė, tada buvo atlikta tokia gerokai nebloga inventorizacija, valstybinė mokesčių inspekcija, verslą prižiūrinčios institucijos kardinaliai pakeitė ir požiūrį į savo klientus ir nuo to laiko tikrai visi verslininkai džiaugiasi tuo bendradarbiavimu. Tos tarnybos tapo labiau konsultuojančiom negu kad baudžiančiom. Tai žemės ūkio institucijos jos lygiai taip pat ilgainiui privalės virsti į labiau konsultuojančias, į labiau padedančias, o ne bandančias rasti kažką negero, sukirsti būtinai, kažką įrodyti, kad ūkininkas blogas ir panašiai. Mums iš viso tas pavyzdys airių labai artimas yra, kur jeigu eini į projektą, tai tau paskiriamas atskiras vadybininkas ir jo tiesiog atlyginimas priklausys nuo to, jeigu tau pasiseks tą projektą įgyvendinti. Tai iniciatyvos iš šitos pusės, kurios palengvintų ir pačiam ūkininkui tą dalę, jų trūksta. Tai apie tai mes kalbam. Pone Macijauskai, ar, kaip Mindaugas kalba, mums užtektų politinės valios pakeisti kompetencijas? Aš turiu omeny ne politinius. Valdininkija, asociacijos. Aš supratau jūsų klausimą. Tai būtent viskas priklauso nuo politinės valios, nes esu įsitikinęs. Tiesiog žinau, kad kiekvienoje ministerijoje, tame tarp ir Žemės ūkio ministerijoje, yra puikių specialistų, kompetentingų specialistų, bet dažnai atsitinka taip, kad viršų paima ne ekspertai savo srities, bet žmonės, kurie labiau pataikauja kažkokiai tai madingai bangai, sakykime, šiuo atveju tas žaliasis kursas. Tai kompetencijos kažkaip nuėjo į antrą planą, tiesiog reikėjo rodyti lenteles, kaip čia mes tą žaliąjį kursą įgyvendinam. Jeigu iš Europos mums davė komandą sumažinti trąšų kiekį 50%, tai mes tiesiog nupjovėm visų, paimėm, kiek trąšų yra naudojama ir visų kiekius 50% sumažinom. O politinė valia taigi netokia buvo, netgi ir Briuselį netokia politinė valia, nes pats buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas yra pasakęs, kad jeigu yra uždavinys sumažinti trąšų kiekį kiekvienai valstybei, kiekviena valstybė ten savo nusistato dydį, tai nereiškia, kad konkretus ūkininkas turi pas save ūkį sumažintų trąšų kiekį. Tai reiškia, kad valstybė turi įgyvendinti tokią politiką, kad bendrai valstybei tų trąšų naudojimas mažėtų. Ir aš kaip ūkininkas galiu pasakyti, kai mes pas save ūkį įsidegėm skaitmeninį tręšimą, pasidarėm dirvožemio tyrinimus, jos skaitmenizavom, įsigijom išmanę techniką ir pradėjom trąšas naudoti pagal tą principą tik tiek, kiek reikia ir tik ten, kur reikia, trąšų naudojimas pas mūsų ūkį sumažėjo dvigubai ir tuo pačiu išaugo pelnas ir derlius. Tai šitoks kelias turi būti, o ne apriboti ūkininkus, kad ne, tu jeigu naudoji 100 kg į hektarą, dabar turėsi naudoti tik 50. Tada ūkininkai gušėja pečiais, bet 50 kg aš negaliu gauti šitoj dirvoj derliaus, anoj dirvoj galbūt ir nereikia, net ir to 50 kg užteks 20.
Bet šitam laukia tai aš turiu atiduoti 200 kg, arba šitam augalui turiu atiduoti 300 kg, nes čia yra daržovės, kurios labai imlios rašom ir išneša iš dirvos daug maisto medžiagų, kurias reikia atgal į dirvą grąžinti. Bet kai kabinetuose nusprendė, kokią normą reikia patrešti morkas, bulves, kokią normą kviečius, tai gaunasi visiškas absurdas. Ir turi užtekti tos politinės valios, kad stabdyti tokius na, kaip čia sakyti, nemokšas. Išryškintos pareigūnus ministerijose, kurie supranta, kurie turi išsilavinimą, kurie žino. Ir tokių tikrai yra, Starkevičiaus atėjimų ministrauti tikrai pasimatė, kad Žemės ūkio ministerijoje pasirodo buvo žmonių, specialistų, pakankamai išmanančių ir puikiausiai besitvarkančių. Bet kai jie buvo nustumti į antrą planą, tai toks rezultatas gaunasi. Mindaugai, dar vienas klausimas iš aplinkosaugos ryties, pusiau aplinkosaugos, nežinau, ar jūs susijęs su socialdemokratų programos dalimi apie aplinkosaugą. Ne, tai aplinkosaugos, aišku, tai yra atskira dalis, bet tai bendros programos. Gerai, man įdomus klausimas kitas, ne trąšų kiekio mes nesvarstysim. Yra toks sakinys. Decentralizuosime miškotvarką, siekdami miškų urėdėjai patikėto valstybės turto efektyvaus naudojimo, kad jis būtų ne tik pelningas, bet ir užtikrintų socialinę, rekreacinę bei aplinkosauginę naudą. Tai reiškia, kad urėdijų reforma bus naikinama? Čia sunku pasakyti, kaip baigsis tos dėrybos, bet akivaizdu, kad dabar, kai turime vieną tokį didelį gigantą miškų urėdiją, vienintelė Lietuvos mastu, tai daug turime iš to kylančių problemų. Tai mes ir prieš tai buvom pasisakę ne kartą, kaip ir vyko ta bendra centralizavimas, ir kad tų problemų bus ir kad reikia vis dėlto turėti regionalizaciją. Tai turbūt tiek va šioje imtyje galėčiau pasakyti, bet čia kolegos mūsų iš aplinkosaugos miškininkai tikrai yra aktyvių, kurie labai aktyviai įsijungs į šitą diskusiją ir matysime kur kas daugiau pasiūlymų šioje srityje, nes aš tikiuosi vėlgi matosi ydos, matosi problemos ir jas spręs lygiai taip pat reikia, nes miškininkai lygiai taip pat kaip ir ūkininkai sėdim visi toje pačioje valtyje. Aišku, ir pabaigai labai trumpai, kaip atrodo šiandien žemės ūkis? Viena didesnių grupių panašu, kad patiria kai kurių problemų, kitos klesti, tačiau smulkūs ūkiai nyksta, kai kurie ūkininkų lyderiai nuolat kalba, kad to į Lenką parduosim paskutinę karvę ir pieno pas mus neliks, jis bus tik maksimai lenkiškas. Kaip yra realiai, pone Macijauskai? Na, realiai yra taip, kad žemės ūkis išlieka labai svarbi ekonomikos dalis ir netgi jūsų portale visai neseniai skaičiau straipsnį apie transporto padėtį Lietuvoje, tai transportininkai žemės ūkį vardina kaip vieną iš pagrindinių sektorių, kuriam yra atliekamos paslaugos, nes didžiuliai kiekiai žemės ūkio produkcijos yra Lietuvoje pervežami ir mes ūkininkai, transportininkam sukuriam labai daug darbo ir geležinkeliam, ir autotransportui, ir Klaipėdos uostui, apie bet kokį transportą, jeigu kalbam. Dabar vėl šiandien skaitau Swedbanko pagrindinio analitiko Mačiulio ataskaitą, vėl ekonomika auga, trečiam ketvirtyje vėl Lietuvoje ekonomika augo rekordiniais tempais, jeigu lygintume su kitomis ES valstybėmis, jau nekalbant apie Latviją ir Estiją, kur ekonomika krenta jau antrį metai iš eilės. Tai vėlgi, žemės ūkis yra pono Mačiulio įvardinamas kaip vienas iš sektorių, kuris svariausiai prisideda prie ekonomikos augimo. Tai matom, kad žemės ūkis Lietuvos tikrai išlieka labai stipri šaka. Be abejonės, kai kurie sektoriai pergyvena krizę, kuri yra labai užsitęsus, pavyzdžiui, pieno sektorius. Tai toks pieno sektorius, koks Lietuvoje buvo prieš 20 metais, tiesiog neatlaikė ES kitų valstybių narių konkurencijos, tą reikia pripažinti. Bet paskutinė karvė tikrai nebus parduota, nes stambus ūkiai turintis po 500, 600, po 1000 melžiamų karvių, jie tikrai išliks
Ir tokių ūkių Lietuvoje didės ir ateityje pienas bus gaminamas tik tai tokiuose ūkiuose. Ta reikia pripažinti ir baigti mulkinti žmonės, kad jūs čia su 5 ar 10 karvyčių išgyvensit ir gyvensit laimingai. Neišgyvensit. Ir tikrai tokių ūkių neliks. Ta reikia tiesiai šviesiai pasakyti. Tolimesnis ūkių stambėjimas tikrai veiksnės, tai yra tendencija ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, kokią kraštą be paimtume, ar Jungtinės Amerikos valstybės, ar Kanada, ar Australija, ar visą Europą, tas procesas vyksta visur. Ūkiai stambėja ir tai yra neišvengiama, nieko nepadarysim, nes žmonės nebenori gyventi kaime, nebenori dirbti kaime, todėl vis daugiau mechanizacijos, kai atsiranda vis daugiau mechanizacijos, tai reiškia vienas ūkininkas gali valdyti vis daugiau žemės. Jeigu prieš 100 metų ūkininko žemės plotas apsiribodavo tiek, kiek jis gali suarti, sakykime, per savaitę, tai šiandien irgi tas plotas yra toks, kiek vienas ūkininkas gali suarti per savaitę, bet tik tai, kad jis gali suarti 1000 kartų daugiau per savaitę negu prieš 100 metų. Tai va taip, tokios tendencijos ir toliau bus tas stambėjimas, toliau bus skaitmenizacija, kaip sakiau, precizinis ūkininkavimas, kur su mažiau trąšų, su mažesniu kiekiu pesticidų, su naujoviškais padargais, naujoviškom priemonėm bus pagaminamas dar sveikesnis, dar saugesnis maistas ir to maisto bus pagaminama vis daugiau ir daugiau. Aš ir nesutikčiau su Aušriu tai pasakyti, kad viskas stambės. Tai iš tiesų šiek tiek yra kitaip. Gerbiamas Aušriai, patys konkurencingiausi ūkiai tai yra vidutiniai šeimos ūkiai. Jeigu pasižiūrėsime į pieno ūkį, tai 60-70 karvių yra vienas robotas. Ir jų savikaina faktiškai kaip taisyklė kokybė labai gera ir savikaina nėra tokia didelė ir dėl to jie pakankamai stipriai stovi ant kojų. O kartais ir tie didesni, va dabar ką matom, iš tiesų uždaro ir išveža karves parduoda. Tai čia kiekvienu atveju turbūt reikėtų žiūrėti atskirai ir ta prasme, mes tikrai nestigmatizuojam didelių ūkių, nes čia yra akivaizdu, kad jų yra ir buvo ir bus ir turbūt augs. Tačiau be jokios abejonės smulkus ir vidutiniai turi daug erdvės ir tai yra pagrindų pagrindas ir kol jie dirba tikrai palaikysime ir jie tik tai dar labiau klestės. Iš pačių smulkiausių, tai kuo puikiausiai tie, kurie perdirba ir parduoda tiesiogiai vartotojai, jie irgi išgyvena. Tai nereikia čia taip sakyti, kad tos 10 karvutės jau yra kažkoks blogis. Jeigu tu gamini sūrius ir turi savo rinką, tu gali labai puikų gyvenimą turėti. Tai duok Dieve tik tai sveikatos, kad nepritrūktum, arba darbuotojų turėtum kur pasisamdyti. Tai ten kitos jau bėdos yra. Tačiau kiekvienas ūkininkas turi tikrai vietos pasaulyje ir kiekvieną reikia globoti ir auginti, padėti. Iš kitos pusės taip, tai yra verslas ir mes taip nesakom, kad socialiai čia yra socialinė kažkokia išlaikymo sistema. Reikia padėti, kad jis prisitaikintų prie tų, kad savikainos mažėtų, kad prisitaikintų prie naujų iššūkių. Dar reikėtų pasakyti, kad vis dėlto klimatinės išdaigos, kas vyksta metai iš metų, tai yra akivaizdžios ir reikia ieškoti būdų, įskaitant ir ambicingas investicijas į melioraciją, įskaitant sakysim, prognozes, įskaitant draudimo modelius ir visus kitus dalykus, tikrai reikia tą padaryti, nes, matom, kad toks yra chaosėlis ir kas metai tai sausra, tai tvinimai, aišku, regioniniu mastu, bet prognozės yra, kad ir šalies mastu vis ekstremalės ir didės šitos perturbacijos. Tai tam ruoštis irgi reikia. Dėl tų pačių veislių parinkimų irgi turim pagalvoti. Bet šiai dienai žemės ūkis serga, sakykim kaip nori, serga tuom, kad pirmas dalykas per daug biurokratijos ir ūkininkai tiesiog nusispjauna, kodėl ekologija nukrito taip drastiškai, ekologinių ūkių skaičius, nes didelė dalis buvo pertekliniai biurokratiniai reikalavimai, kad ūkininkas jau nebedirba, o tiesiog pildo žurnalus. Antras dalykas, kad nėra tos pridėtinės vertės, apie ką visi šneka, nes ne iki galo veikiančios grandinės. Pienininkai užsidarinėja vien dėl to, kad nemato šviesos tunelio gale. Tai mes turim sudaryti čia bendrai, ne tik tai socdemai, bet visi kartu turim sudaryti tą sistemą tokią, kad kiekvienas ūkininkas drąsiai galėtų prisimti investicinius įsipareigojimus ir investuoti į ūkį, žinodamas, kad jis dirbs dar 10, 20 ar 30 metų į priekį.
Tas pats jaunimo grįžimas į kaimą, tai kol nepamatys jaunimas, kad žemės ūkis ir žemės ūkio gamyba neapsimoka, tai tu kviesti nekvietęs, niekas nevažiuos. Tai lygiai taip pat turim sudėtas sąlygas, kad kiekvienas matytų, kad yra ateitis tame. Ir čia aš tikrai nesakau, kad tik tai stambiem yra ateitis. Ateities yra be galo daug ir vidutiniam, bet be galo daug ir mažiem. Ir ne vieną sėkmės istoriją galiu parodyti, kur netgi tarptautinės eksporto rinkas išeina. Ir čia ne vien tik tai grūdininkai, tai kalbam apie daržovių augintojas, kalbam apie tos pačius bitininkus, kalbam apie uogininkus, vaisininkus ir taip toliau. Įvairių produktų yra žemės ūkyje, ūkininkai pas mus be galo įvairūs, kaimo turizmas visas ir visi kiti sektoriai. Kiekvienas turi savo, kai sakant, vietą pasaulyje ir kiekvienas yra brangus. Ir dabar visiems sunkmetis. Tai reikia šitą pripažinti labai aiškiai. Tikrai visiems sunkmetis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Vis dėlto mes vis šnekam, kad žemės ūkis tai yra tik apie ūkininkus. Mes bandom pakreipti būtent tą temą, kad žemės ūkis yra apie vartotojus, apie maistą ir kad pagaliau kiekvienas vartotojas suprastų, kad kol neturėsim stipraus žemės ūkio, tai čia ir nacionalinis saugumas, ir čia visos partijos lygiai taip pat sutinka ir supranta, kad privalome užsiauginti ir būti tikri, kad turėsime ką valgyti rytoj, bet tuo pačiu, kad ir turėsime sveiko, kokybiško, natūralaus maisto ant savo stalo, tai čia laimėsime visi tikrai iš to. Ačiū labai. Kalbėjome apie tai, kas mūsų laukia, kas laukia žemės ūkyje. Pinigai, konsultavimas, pokyčiai žemės ūkio rūmuose, pokyčiai urėdijose, o galbūt ir nieko nebus. Pamatysime, kai ateis naujas ministras ir kiek bus suderintos partijų programos ir antroji svarbioji dalis, kiek realiai jos bus įgyvendinamos. Su mumis buvo aš, Šarūnas Milašius, ir Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas, bei Mindaugas Maciulevičius, lietuviškų ūkio kokybės vadovas. Ačiū ir iki.